Laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Pagrindinis varžybų rėmėjas UAB 4x4 servis, Land Rover visureigių aptarnavimas, remontas ir tobulinimas. Varžybų rėmėjas UAB Nanotekas. Praėjusį šeštadienį, balandžio 13 dieną, gamtai pagaliau prabilus apie pavasarį, Šakiuose įvyko antrasis Lietuvos 4x4 taurės etapas, kurį kaip ir įprasta organizavo VŠI Bekelės fiesta. Varžybos padalintos į 3 dalis susidėjo iš SR1 ir SR2 važiavimų Pavilkijo karjere, o taip pat kontrolinių taškų rinkimo GPS pagalba. Bendras trasos ilgis siekė beveik 180 km. Tendencija, jog visureigių sportas darosi vis populiaresnis, pasitvirtino. Šakių etapo trasa sulaukė daugiau dalyvių. Jų čia sugužėjo net 17, tarp jų ir vėl buvo galima matyti svečius iš kaimyninės Latvijos. Nemalonus įvykis nutiko praėjusio etapo nugalėtojui Algirdui Kazlauskui. Jam nepavyko užkurti savo naujojo specialiai šiam etapui ruošto automobilio ir į trasą jis neišriedėjo. Kovą tęsė 16 ekipažų.
Nugalėtojų laurai šį kartą teko Ruslano Bičanovo ir Roberto Sidorenkos ekipažui, kurie praėjusiame etape tik per plauką neužlipo ant aukščiausios pakylos. Seni bekelės vilkai šiemet rodo itin gerus rezultatus ir prizinės vietas renkasi beveik kiekvienose varžybose. Antrąją vietą užėmė Ukmergėje nesublizgėjęs brolių Plančiūnų ekipažas. Naujokai bekelėje, bet ne naujokai automobilių sporte, įrodė, kad geba gerai valdyti ne tik lengvąjį automobilį. Trečioji vieta atiteko Virginijui Narauskui ir Gyčiui Jackūnui, kurie taip pat pakilo į trečiąją vietą ir bendroje sezono įskaitoje. Praėjusiame etape už prizininkų pakylos slenksčio likęs Justinas Putys ir vėl tik minimalia persvara atsiliko nuo trečiosios vietos. Nepaisant to, stabilus ekipažo lenktyniavimas užtikrino jiems antrąją vietą bendroje sezono įskaitoje. Altruistiškai pasielgė ir kolegoms iš gamtos gniaužtų padėjo išsivaduoti Dariaus Danuso ir Vyčio Požėlos ekipažas viršyje laiko normą liko už pirmojo dešimtuko ribos. Sportinį azartą į žmogiškumą iškeitė ir dar keletas lenktynininkų. Jonas Daugėla ir Virginijus Vedegis padėję įklimpusiems kolegoms liko 12. Šakiečiai Rolandas Kučiauskas ir Giedrius Rinkevičius 14. Šį kartą vienintelis Latvių ekipažas vadovaujamas Aigaro Mizgos iš orientacinio ruožo sugrįžti nespėjo ir tenkinosi 13 vieta.
super įvykis atsitiko per bandymus. Per bandymus čia, kaip sako suvalkiečiais, kartais gudri višta į subinę į dilgėlės įsidilgina. Taip įvyko man. Tiesiog žioplumas yra labai toks apgaulingas kelias, Griškabūdis Zapiškis, platus žvyrkelis, jisai provėžotas, vietom ledas, vietom žvyras, tiesiog metė išspjovė iš vėžių ir guliausi ant šono. Ir viskas, pirmą kartą gyvenime, bet labai puikus čia gyventojai. Viską greit sutvarkėm ir viskas baigėsi sėkmingai. Tiek, kad tik sparnas sulankstytas ir tiek. Įspūdžių turėjau daug, turbūt ne ką mažiau negu kad dalyviai. Be abejo, noriu padėkoti rėmėjam mūsų taurės. Pagrindiniai rėmėjai yra Nanotekas, kuris įsteigęs prizus naujų technologijų, kaip visuomet Certexas, kuris kelimo ir tvirtinimo įrangą prekiauja ir kiekvienas visureigis ką nors turi iš šitos firmos. Firma Kervi, pastovus rėmėjas, ta prasme žmonės supranta šito sporto įdomumą lygiai taip pat kaip Jumita, kauniškė firma, automobilių 4x4 servis firma, kuri specializuojasi Land Roverių taisyme, ten pakankamai aukšto lygio specialistai ir jeigu kam reikia, tai kreipkitės, jie tikrai jums padės. Kaip vairuotojai, ta prasme, elgėsi, ar nebuvo kažkokių tai sunkumų ypatingų jiem? Ne, nu tai čia yra bekeliai ir tie sunkumai turi būti. Čia ne asfaltais važiuojam, yra kliūtys, tai čia yra lengviausia klasė turizmas, vadinamas yra TR1, TR2, TR3 ir Openas, tai ten iš vis kur sugerviam iki skęsta mašinus. Tai čia pagal klasę, tai skaitau, tikrai turėjau ką veikti ir buvo kas veikti. Ir dėkokim, kad toks oras ir graži diena ir kad gamta leido čia padaryti, nes būtume darę dar autokroso trasą, čia yra šalia, gera su atitvarai, su sauga, su visko, bet į ten ne per žingsnį neina net įeiti. Tai apie važiavimą iš vis nekalbam. Varžybų organizatoriai praėjus porai dienų po lenktynių savo internetinėje svetainėje teigia, jog tai buvo vienas iš sunkiausių etapų per visą ratų istoriją, o tai matyt labiausiai apgaulingų ir sudėtingų gamtos sąlygų nuopelnas.
Šiais metais Lietuvos 4x4 taurė susideda iš 5 etapų. Sekantis 3 etapas birželio 8 numatytas Kaune, 4 rugsėjo 14 Švenčionyse. Šio sezono atomazga 5 etapas lapkričio 16 įvyks Vilniuje.